Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją. Šiame vaizdo įraše kartu sužinosime, kaip valdyti Massey Ferguson traktorių priekinį tritaškį keltuvą. Šis vaizdo įrašas skirtas būtent transporto priemonėms, kuriuose įrengti nepriklausomi priekiniai vožtuvai. Ir Datatronic 5 valdymo terminalas. Jei turite abejonių dėl savo traktoriaus konfigūracijos, nedvejodami kreipkitės į savo prekybos atstovą. Massey Ferguson traktorių priekinis tritaškis keltuvas turi daugybę reguliavimo ir automatizavimo galimybių. Norėdami jas pasiekti, pradėkite nuo pagrindinio meniu. Pereikite į prikabinimo įtaiso valdymo meniu. Iš pradžių atsidursite galinės pakabos puslapyje, todėl norėdami patekti į priekinės pakabos puslapį, perbraukite ekraną į dešinę. Pirmiausia, sukonfigūruokite vieną ar daugiau priekinės pakabos valdiklių, spustelėdami pliuso mygtuką. Tada priekinį prikabinimo įtaisą galite priskirti norimam valdikliui. Taip pat galima priskirti jį keliems valdikliams vienu metu. Norėdami patvirtinti priskyrimą, spustelėkite OK. Turite galimybę hidrauliniu būdu atrakinti priekinį prikabinimo įtaisą naudodami tam skirtą mygtuką. Toliau pereikite prie pačių vožtuvo nustatymų koregavimo spustelėdami tam skirtą piktogramą. Patikslinkite nustatymus, reguliuodami pakėlimo ir nuleidimo srauto greičius. Suderinamose mašinose galite įjungti žemės slėgio valdymą, kai priekinis prikabinimo įtaisas veikia automatiniu režimu. Slėgio nustatymas tiksliai sureguliuojamas, naudojant slankiklį, kuris rodomas įjungus funkciją. Galiausiai, paspaudus tam skirtą mygtuką, galima taikyti hidraulinį prioritetą prikabinimo vožtuvui. Norėdami patvirtinti pakeitimus, spustelėkite OK. Taip pat galima įjungti žemės slėgio valdymą spustelėjus čia. Šią funkciją galima naudoti tik priekinės pakabos automatiniu režimu. Šie du mygtukai apačioje kairėje leidžia perjungti priekinio sukabinimo mechanizmo veikimą iš dvigubo veikimo režimo į viengubo veikimo režimą. Viengubo veikimo režime sukabinimo įtaisas visada veiks virš padėties nustatytos valdiklių. Šią funkciją galima naudoti rankiniu ir automatiniu režimu. Ekrano centre rasite du slankiklius, skirtus reguliuoti aukštą ir žemą sukabinimo ribas. Taip pat trečiai, rodantį jo padėtį realiuoju laiku. Taip pat galite įjungti arba užfiksuoti plaukiojančią priekinio sukabinimo įtaiso padėtį spustelėdami piktogramą apačioje dešinėje. Galiausiai galite valdyti priekinį prikabinimo įtaisą dviem skirtingais režimais – rankiniu arba automatiniu. Rankiniu režimu vožtuvą valdote rankiniu būdu, laikydami įjungtą valdiklį, kad pasiektumėte norimą padėtį. Automatiniu režimu paprasčiausiai paspaudus valdiklį, priekinis prikabinimo įtaisas automatiškai pasieks žemą arba aukštą ribinę padėtį. Žinoma, galite perimti valdymą ir viršyti ribą, laikydami įjungtą valdiklį. Dabar galite naudotis šią funkciją lauke. Atėjo jūsų eilė išbandyti.